Sveiki! Šiandien parodysiu, kaip galima sukurti savo tokį user bannerį. Šiai pamokai skirsiu tik kaip padaryti tokį foną, kad būtų maždaug toksai apvalus ir tekstų efektą, o emblema bus šiaip paprasta. Taigi pradedam, pasirenkam naują lapą. Pas mane dydis bus 350 ir 20 pikselių. Spaudžiam OK. Taigi dabar žaisim su Grinding Tool. Tai pasirinkam norimas spalvas. Taigi pasirinkam mėlyną spalvą. Ir šičia irgi nustatom ant baltos arba šiesiai mėlynos spalvos. Taigi spaudžiam OK ir su Grinding Tool bando kažką tai padaryti. Taigi tegul būna šitoks tai fonas, tai nesvarbu. Taip, dabar pasirenkam, iškart padarom New Layer ir einame Edit, Fill ir kontas nustatom ant Pattern ir pasirenkam kažkokią čia kontūrus. Taigi pasirenkam šitokią liniją, šitą liniją keičiam į Overlay. Na ir biškai sumažinam jos intensyvumą, statom ant 50%. Taigi dabar galim jas pažymėti, tai kas nesvarbu. Taigi dabar padarom Layer ir dabar žaisim su brušais. Taigi pasirenkam brušus. Šičia galite išrinkti brušus. Taigi pasirenka kažkokį tai brušą, nes ar matot, kad yra per didelis, tai nesvarbu, padom kažką čia tokio padaryti. Va, išėjo kažką tai tokio, dabar pasirenkam kitą brušą, nesvarbu, kad maždaug truputį būtų gražesnis. Tai gal būna šitoks, aišku, nelabai gavosi, tai galim pakeisti į kitą brušą, pasirenkam tokį brušą. Tegul būna šitaip. Taigi dabar rašom dar galim pasirinkti kažkokį tai pavyzdžiui pasirinkau kažkokį tai paveikslėlį, pasirinkau tokį medį ir su Relationship Manager Tool galim kažkokią tai iškirpti vietą ir įklijuoti į mūsų banerį. Taigi būtų toks gražesnis efektas. Taigi ir šitą paveikslėlį keičiam į Overlay, ir biškai sumažinam jos intensyvumą. Maždaug statom ant pas mane 32%. Taigi dabar rašom savo emblemą. Tai aš parašysiu tik tai žodžius. Taigi pasirinkat rašot savo norimą žodį ar kažkokį tai įtepti galite paveiksliuką. Taigi ir taigi tai gal būna šitaip. Dabar einam su šito tekstu į Blending Options, Stroke pasirenkam ir nustatom ant juodos spalvos, nustatom ant 2 pikselių ir galim iškai sumažinti šitas raidės su Free Transform. Taigi dar galite pakeisti spalvą, bet tegul būna šitą tokia paprasta, nes tai sakau, nesvarbu. Parodysiu tik tai efektas su šitais žodžiais.
Gerai, dabar, taigi, šitą visus layers pasirinkam ir spaudžiam Ctrl, pažymėm visus ir spaudžiam Ctrl E. Taigi dabar einam į Blending Options ir pasirinkam Bevel and Emboss. Ir va šičia matot, galite nustatinėti kontūras šito fono. Taigi pasirinkam, čia Glass Contour, čia yra pasirinkti kontūrai, galite iš karto, arba galite pavyzdžiui patys padaryti savo kontūrą. Tai čia galite patys pažaisti su šiais efektais. Tai gal būna šitaip. Taigi spaudžiam, ok, va tai išėjo toks pas mus fonas. Taigi dabar rašysim raidės, taigi iškart padarom, kad būtų ant vienos linijos. Taigi dabar iškviečiam tekstą ir rašom savo norimą tekstą. Baltas spalva tai būna. Taigi, dabar nustatom šitas linijos. Dabar einam su šito tekstu į Blending Options ir pasirinkam Stroke ir nustatom, kad būtų juoda spalva ir ant pikselių, kad būtų vienas tik tai pikselis. Spaudžiam OK. Taigi, nuimam A-kitą ir vėl rašom savo norimą tekstą. Štai rašom pamokos. Ir vėl nustatom ant šitos linijos, einam į Blending Options, pasirinkam Stroke, pasirinkam juodą spalvą ir statom ant vieno pikselio. Gerai. Taigi ir vėl nuimam A-kitą ir rašom ir vėl kažkokią tai norimą tekstą. Čia dabar nemokamai. Taip. Pastatom tos linijos, einam į Blending Options, pasirinkam Stroke ir pasirinkam juodą spalvą ir nustatom ant vieno pikselio, spaudžiam OK. Taip. Dabar einam į Window ir pasirinkam Animation. Taigi nuimam iškart išvis visus A-kitos, tegul būna iškart paprastas fonas. Dabar padarom New Layer ir uždedam ant pirmos mūsų teksto, tai A-kitą uždedam ir vėl padarom kopiją, nuimam nuo šito teksto A-kitą ir uždedam ant antros teksto A-kitą ir vėl padarom animations kopiją šito layerio, nuimam A-kitą ir uždedam ant paskutinės teksto A-kitą. Taigi dabar šitas visus pažymim ir nustatom, žinok, ant 5 sekundžių. Taigi mato, toksai paprastas dabar yra efektas. Taip, dabar padarysim kažkokią tai efektą. Taigi pažymim pirmą ir antrą šitą langelius ir pasirinkam dabar Twins Animation. Spaudžiam ant jos, taigi Twin nustatom ant Selecton ir šito, kad būtų ir Frame to Add nustatom ant 3, Layers nustatom All ir Parameters nustatom ant pažymė visus varnelės. Taigi spaudžiam OK. Dabar einam prie paskutinės, einam prie antros mūsų teksto, kur buvo, ir prie paskutinės pirmos. Ir pažymim ir vėl einam į Twins Animations ir vėl jau spaudžiam OK ir vėl tai padarom. Dabar einam tik tai prie paskutinės šito layerio ir pažymim prieš paskutinį jau šitą langelį ir spaudžiam šitą Twins Animation, spaudžiam OK ir žiūrim, kad pas mus dabar gavosi.
Taigi matom, koks išėjo pas mus efektas. Taigi, ačiū uždėmesį.